Turizmo reikmenų parduotuvės siūlo galybę įvairių palapinių. Vizualiai panašiai atrodančių palapinių kainos gali skirtis kelis kartus. Tai kogi jos skiriasi? Pirmiausia, turėtumėte žinoti palapinės dydį, kokį jums reikės. Keliese jūs dažniausiai keliaujate, ar keliaujate dviese, tryse, keturiese, o galbūt tai būtų didesnė kompanija. Taigi, vienam žmogui reikėtų 65 cm pločio. Lengvesnės palapinės dažniausiai yra brangesnės dėl joms naudojamų specialių lengvesnių medžiagų. Lengvesnės palapinės dažniausiai turi aliuminius koliukus, o pigesnės ir sunkesnės palapinės turi stiklo pluošto koliukus arba duravrap koliukus. Tai yra tie patys stiklo pluošto koliukai, tačiau jie yra apsaugoti karboninė juostele. Tai taip apsaugoma palapinės koliukai nuo lūžio. Palapinės būna šeimyninės, būna žygiams skirtos palapinės, tai yra ekstremas, kalnų palapinės. Dažniausiai jos skiriasi vėlgi savo išmatavimais, savo dydžiu ir taip pat skiriasi jų svoris. Jeigu jūs ruošitės ilgesniai kelioniai, didesniai kelioniai į kalnus, jums automatiškai reikės kuo lengvesnės palapinės. Tos palapinės dažniausiai turi ir mažiau miegamų vietų arba vienam žmogui plotis skirtas kur kas mažesnis negu šeimyniniai palapiniai. Taip, gal šiek tiek susispaudus, sutaupomas palapinės svoris. Ir taip pat, kas dar išsiskiria, tai išsiskiria palapinės supakavimo kompaktiškumas. Tai automatiškai ekstremo palapinės jos tampa daug mažesnės, daug kompaktiškesnės ir daug lengvesnės. Paprastai palapinės kaina atspindi ir jos kokybę. Esant geroms oro sąlygoms, pigiausia palapinė puikiai tarnaus, bent jau trumpai. Didžiausias skirtumas yra medžiagų kokybėje ir tai išryškėja jau per pirmąją išvyką, esant blogoms oro sąlygoms. Palapinės dydį įtakoja dažniausiai tai, keliese jūs keliaujate. Ir žinoma, kiek daiktų jūs nešatės. Kartais galima rinktis dvivietę palapinę, tačiau keliauti vienam, žinant, kad jūs tempsitės didelę mantą su savimi ir ją reikės pasilikti palapinėje, apsaugant ją nuo lietaus. Brangesnė palapinė bus ilgamžiškesnė ir be abejo, komfortas bus didesnis. Ji bus nei perlijama, nei peršlampama ir turės gerą ventiliaciją. Renkantis, svarbu įvertinti ne tik konkrečias palapinės savybės, bet ir jos naudojimo sąlygas. Jeigu nereikės nešioti ant pečių, neverta permokėti už mažą svorį. Taigi, aptarsime pagrindinės savybės, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį prieš įsigyjant palapinę. Žmogui reikėtų 65 cm pločio palapinėje. Taip jūs galėsite miegoti komfortiškai. Jeigu planuojate didelį žygį, rimtą žygį ir jums palapinę reiks neštis ilgą atstumą, tas plotis gali ir sumažėti, miegant ne taip komfortiškai, tačiau taip sutaupant palapinės svorį ir tūrį. Kai kurių palapinių lankai tvirtinasi tiesiog prie dugno. Tai duoda tai, kad jūs galėsite palapinę persinešti kada tik tai norit ir kur tik norit. Tuo pačiu jums nereikės tvirtinti kuoliukų į žemę. Tai yra naudinga, jeigu stovyklaujate uolėtose vietovėse, nes tuo atveju jūs net neturite galimybės įsismeigti kuoliukus. Todėl tokios stacionarios palapinės jums būtų palankus variantas. Skiriasi palapinių lankai. Skiriasi kiek jų yra. Kai kurioms palapinėms tai reikia 2 lankų jos pastatymui, kai kurios reikalauja jau sunkesnės, sudėtingesnės konstrukcijos. Tarkim, šeimyninės palapinės turi nuo 4 iki 5 lankų. Jos tampa ganėtinai didesnės, erdvesnės, dėl to tai erdviai įtvirtinti reikalingas didesnis lankų skaičius. Šeimyninės palapinės dažniausiai būna ir aukštesnės, taip kad šeimyna galėtų stovyklauti prieangyje, užtikus lietui ir jų aukštis būna net iki 2 metrų. Prieangis dažniausiai pravers dideliai šeimynai, kai jie norės papietauti, pasistatyti staliuką ar kėdutes, pietauti viduje, žaisti kortomis ar kitaip leisti laiką. Tačiau prieangis, aišku, pridės palapiniai papildomo svorio. Todėl keliaujant į ekstremalesnės išvykas, prieangio dažniausiai tektų atsisakyti arba pasilikti labai mažiuką. Palapinių atsparumas lietui yra matuojamas milimetrais kvadratiniam centimetrui arba kvadratiniam metrui. Kiek ta palapinė reiškia sulaiko drėgmės.
Palapinės dažniausiai prasideda nuo 2 ar 3 tūkstančių, tai 3 tūkstančių palapinės pilnai užtenka stovyklaujant paprastom Lietuvos sąlygom. Tačiau jeigu jūs planuojate kopti į aukštesnius kalnus, jums reikėtų dairytis jau atsparesnės palapinės, tai yra 5000 mm2 ir daugiau. Taip palapinė išlaiko savo savybės ir išlaiko savo atsparumą esant dideliam lietui ir dideliam vėjui aukšto slėgio vietovėms. Dėl palapinės priežiūros svarbiausia yra nesupakuoti jo šlapios. Tai jeigu turite galimybę, staiga pasikeitė oras, jis tapo šiltesnis ir geresnis, jūs galite ją išdžiovinti tiesiog gamtoje ir pakuoti ją tada. Jeigu palapinės kažkurios tai vietos nusidėvėjo ar pamatėt, kad pradėjo leisti drėgmę, jūs galite atskirai palapinę impregnuoti. Šiaip dažniausiai to nereikia, nebent palapinė yra jau susidėvėjusi.